Ir štai suprantat, kodėl. Kodėl jie nieko negirdėdavo. Ir kodėl aš pasakysiu, mes negalėjom nestoti tą Europos Sąjungą. Kitaip sakant, kodėl mes neturėjom jokių galimybių išvengti šito. Ir ne dėl to, kad nebuvo alternatyvos, kaip dabar kalbės jums visi šito dešimtmečio proga, kad nebuvo jokios alternatyvos, nes jeigu ne, tai tada jau viskas galas mums. Visai ne dėl to. Mes neturėjom alternatyvos todėl, kad buvom emociškai tiek užsiangažavę va šito savo susikurto pasaulio atžvilgių, tiek susifantazavę, tiek sudėję vilčių. Mes buvom panašus, aš turiu tokią metaforą, man jinai atrodo labai taikli, kada mergaitė ypatingai pirmą kartą įsimyli, tai jos meilės objektas gali būti pats baisiausias. Jinai nematys šito. Ir visi aplinkiniai jai rodys, sakys, nu negi tu nematai. Jinai nematys. Tokie mes esam. Tokia yra jausmų galia. O mus vedė ne protas į Europos Sąjungą, o jausmai. Ir dėl to dar sėki grįžtu šiek tiek į pradžią. Gal tą sunkiau supras va tie naujieji lietuviai, kurie negyveno už tos geležinės uždangos. O va tie tarybiniai lietuviai turėtų mane geriau suprasti, ką aš to noriu pasakyti. Nes mes anais laikais, gyvendami čia Lietuvoje ir negalėdami išvykti į vakarus laisvai, išvykdavo kažkas. Tai negalima sakyti, kad visai žmonės neišvykdavo, bet nelaisvai, suprantam. Mes savo gyvenimo nevertinom čia. Mes manėm, kad jis yra toks kažkoks nerimtas, o rimtas gyvenimas yra tik ten ir tik vakaruose. Net nesuprasdami, kad tie vakarai yra labai skirtingi. Vat ko mes dar tada nesupratom. Čia per garsiai spraksi, čia trašai mums trukdo klausyti. Nereikia dėti daugiau malkų. Tas laužas spraksėjimas kažkoks šiandien ypač garsus. Taigi štai mes negalėjom nestot, mes negirdėjom jokių argumentų ir negalėjom jų išgirsti, nes mūsų jausmai buvo visiškai nukreipti, patenkinti savo tą fantaziją. Ir dėl to referendumas įvyko toks, koks įvyko. Nes čia reikia dar vieną dalyką pasakyti. Bet kokius procesus visuomeninius nulemia politinė valia. Ir dažnai nulemia politinė valia ne žmonių apskritai, o elito. Ką aš vadinu elitu, kad suprastų apie ką šneka? Elitu aš vadinu tos žmonės, kurie vienaip ar kitaip šneka, kurie turi vienokią ar kitokią įtaką. Ir jie tuo skiriasi nuo tų, kurie klauso daugiau. Ir čia nepriklauso nuo išsilavinimo, nuo turto, nuo žinomumo ir panašiai. Kitaip sakant, yra kalbantis ir klausantis, yra vedantis ir vedamieji. Nu taip yra visur, visose tautose, visais laikais, nu taip jau yra sutverta žmonių visuomenė. Ir to politinio, to elito, tų vedančiųjų politinė valia ir nulėmė procesus. O kadangi tas politinis elitas ne tik dėl to užsiangažavimo ir to susifantazavimo norėjo tą Europos Sąjungą, bet buvo jau per šitos 14 metų atsiradusi ir įtaka iš tų pačių vakarų į tą politinį elitą. Jau buvo ir grantai, kitaip sakant, pinigai ateinantys iš ten. Jau tu negalėjai žinoti, ar viena ar kita kalbantį galva kalba, todėl, kad jinai taip galvoja, ar todėl, kad gauna pinigėlį už tą kalbėjimą. Nes jau 14 metų praėjus, jau ta sistema, kuri mus vilioja ir traukia, jau jinai čia turėjo pasiruošusi adeptus savo. Ir ta politinė valia per politinį elitą buvo realizuota ir buvo realizuota visiškai iškreipta forma. Ir kada nors istorijos vadovėliuose tai bus aišku parašyta, kad šitas referendumas 2004 metais gegužės mėnesį buvo ydingas, jis iš esmės yra niekinis. Jeigu žiūrėt teisiniam kontekste ir jeigu kelt kur nors, sakykime, jeigu būtų vėl dabar politinė valia kelti bylą dėl šito referendumo neteisėtumo,
kur nors tarptautiniam teisme, tai aš manau, visi argumentai būtų mūsų pusėje. Nes prisiminkim šiek tiek tą patį referendumą. Pirmiausia, buvo priimtas specialus įstatymas tik šitam vienam referendumui. Tas pats beje buvo ir Lenkijoje, ir kitose valstybėse. Čia mes nebuvom kažkokie originalūs. Visur veikia tie patys procesai. Kitaip sakant, jis buvo 2 dienas. 2 dienas. Bet net antros dienos, antroji pusėje paaiškėjo, kad neteina reikiamas kiekis žmonių. Ir tada buvo mestos jau visiškai, nepadorios tokios pastangos per Maksimą su tais alaus buteliais ir milteliais skalbimo. Buvo viliojami žmonės. Jūs įsivaizduokit, jeigu rinkimuose kokį nors partiją o šitaip elgtųsi. Vat paskutiniuose rinkimuose ten kažkuri partija buvo, kažkokiai lokaliai buvo ten pagauta už rankos, kad kažkokį ten, nežinau ką, parkeriukus dalino. Ir tai jau koks triukšmas kilo ir panašiai. O čia buvo masiškai, per televiziją, kviečiami žmonės į parduotuves, pasimti alaus butelius ir tuo pačiu pabalsuoti, suprantate. Aš manau, kad tiems, kurie turi šiek tiek sąžinės, turėtų būti gėda dėl to, ką jie darė, bet, kaip sakau, politinė valia visada lemia viską. Tuoj aš tik pabaigsiu dar sakinį, nes žmonės dažnai įsivaizduoja, kad štai teisinė norma, jeigu įrašysi į konstituciją ar kur nors į įstatymų sąvadą, tai ta teisinė norma jau pati savaime veiks. Mylėjai mano, teisinės normos veikia tik tiek, kiek už jų stovi politinė valia ir noras laikytis tos teisinės normos. Ir nesilaikymas tų teisinių normų ir politinės valios kitimas, tai yra ištisa žmonijos istorija. O tik tuo ir jinai, istorija apskritai rašoma yra tik tada, kai politinė valia keičia teisinės normas. Gavot klausimą? Kaip minėjot, gėda, kad turėtų būti gėda. Jonas iš Airijos klausė, susikūrė eurofederalistų blokas vienintis prieštaringas visas partijas Seime, kur iš vienos pusės Auštrevičius, iš kitos Šakėrė. Ar tai įtakos mūsų būsimos partijos programą, pakomentuot prašau. Jūs pagalvojot, priminkit man šitą klausimą, aš supratau, nes jis kaip tik tiks mums, nes aš čia turiu 3 dalis šitą reikalą. Taigi štai, taip atsitiko tas referendumas, va toks gėdingas, kuris lydės visą šitą ES istoriją, taip sakiau, mūsų buvimo ES istoriją, visą laiką lydės šitą gėdingą pradžią, kažkuo panaši į 40 metų Seimą, kaip mes stojom į Tarybų sąjungą, kur irgi formaliai buvo rinkimai, į Liaudės Seimą, irgi ten atseit mes pareiškėm savo valią. Tiek anas referendumas nebuvo laisvas, tiek ir šitas nebuvo laisvas. Taip, kad jie kažkuo yra panašus. Ne visiškai identiški, bet savo esme jie yra tokie pat. Ir kaip dabar, tarp kitko, tarybiniais laikais nebuvo daug norinčių didžiuotis tuo, kad jie buvo Liaudės Seimo nariais. Aš bent nepamenu. Taip kaip dabar vis mažiau žmonių norinčių prisipažinti, kad jie balsavo tame referendume už alaus tos buteliukus. Kai pabandai rasti, kasgi ten tos butelius paėmė, dabar nerasi jau. O yra žmonių, kurie didžiuojasi, kad tą biuletenį turi namuose, kad jie tada nepardavė savo šeimininko teisės. Ir tas biuletenis nenuneštas į tą balsadėžę. Kuo toliau, to turės didesnę prasmę. Ir dar po kelių metų mes galėsim išdidžiai pasika. Aš irgi kažkur turiu. Aš nejau balsuotumėt. Dar priminsiu vieną dalyką. Tada buvo labai garsi frazė, vat iš to mūsų tokio naivaus tikėjimo, kad išspręs mums tas stebuklingas vakarų pasaulis visas problemas. Buvo garsus toks šūkis, kad už 1 litą gausim 3 atgal.